Sibiras. Šis nuostabios gamtos kraštas vyresniosios kartos žmonėms visuomet asocijuojasi su kalėjimais, lageriais, tremtimi. Čia dirbo, kalėjo ir mirė 10 000 lietuvių. Mes jau kelintą kartą keliaujame lietuvių tremties vietomis, stengdamiesi nufotografuoti, nufilmuoti ir aprašyti sparčiai nykstančias mūsų tėvynainių relikvijas svetimoje žemėje. O gal ir praminti takus jauniems turistams, kurie besigrožėdami Sajano gamta prisimins senelio kančių istoriją. Šį kartą mūsų maršrutas Krasnojarsko krašte, palei Manos upę, kairįjį Jenisėjaus intaką. 1948 m. birželio 5-7 dienomis čia atvyko 4 ešelonai. Juose buvo 1500 tremtinių šeimų. Iš Varėnos, Trako, Vilniaus, Vilkaviškio, Šakių, Panevėžio, Radviliškio, Anykščių, Kupiškio apskričių. Iš čia jie buvo skirstomi į lagerius, kiti į taigoje esančias miškų pramonės įmonės bei ūkius. Į pietus nuo Kamarčiagos geležinkelio stotelės už 12 km yra nedidelis kaimas Šalinskoje. Maždaug apie 1954-62 metus čia gyveno keliasdešimt tremtinių lietuvių. Beje, Šalinskoje ir dabar tebegyvena 3 tremtinių Kvietkauskų atžalos. Aplankėme Jadvygą Kvietkauskaitę, dabar Vasilijevą. Ji nuo Varėnos, iš Gojaus kaimo. Jadvyga su motina, dar 4 vaikais, atvežė į Kamarčiagą, išlaipino iš traukinio ir paliko laukti. Nakvojant maišų apie 3 savaitės po atviru dangumi. Po to atvežė į Novoaleksejevką, apgyvendino barake, dirbo Leiboje, kirto mišką, išrasto tiesė kelius, sunku buvo gyventi. Tėvas buvo miręs dar 1940 metais Lietuvoje. Kadangi Jadvyga buvo vyriausias vaikas, jai teko padėti motinai rūpintis šeima. Nespėjo pasiimti daiktų iš Lietuvos, neturėjo ko apsirengti, apsiauti, rūbus siuvosi iš maišų, avėjo naginėmis, badavo. Sesuo Albina pradėjo tinti, galvojo, kad mirs, bet pagijo. Lietuvoje buvo likusi sesuo Marytė, vėliau jie ėmė siųsti siuntinius, rūbus, maistą. Rusai iš pradžių labai nekentė lietuvių, tyčiojosi iš jų, tačiau priprato, susigyveno. Vėliau jos perkelė į Šalinskojos tarybinį ūkį. Ten Jadvyga ištekėjo už esto. Turi sūnų ir dukrą. Vaikai lietuviškai nemoka. Dabar Jadvygos šeima gyvena neblogai. Turi nedidelį namelį, daržą, gauna pensiją, grįžti į Lietuvą nebežada. Priprato prie Sibiro. Be to, čia jos šeima, vaikai. Jadvygos motina su sūnumi Broniumi buvo išvažiavusi gyventi į Lietuvą. Po metų vėl grįžo čia. Čia ir mirė, palaidota Šalinskojos kapinėse. 3 Kvietkauskų vaikai sukūrė mišrias šeimas. Sūnus Bronis net pakeitė savo lietuvišką pavardę į rusišką, žmonos, dabar jis Perevalovas. Šalinskojos kaime aplankėme Jadvygos ir Broniaus seserį Genę Kvietkauskaitę, dabar ji Kvietkovskaja. Seseris artimai bendrauja, netgi gyvena greta. Genė jaunesnė už Jadvygą, jai 66. Abu Genės sūnus buvo vedę ruses ir išsiskyrė. Genė patenkinta savo gyvenimu, bent taip sakė. Iš Šalinskojos gyvenvietės atvažiavome į kitą mūsų maršruto punktą Novoaleksejevką. Tai kaimas Krasnojarsko krašto Sajano priekalniuose. Kaimas nedidelis, likusios kelios lūšnos, bet didžiausią kaimo dalį užima nauji pastatai, kuriuose gyvena ir poilsiauja miesto gyventojai vasarą. Žiemą namai ištuštėja, kaime lieka gyventi tik 3 namuose – senukai. 1920–30 metais čia buvo miškų ūkio centras. Kaimo įžymybė šaltinis, kurio vanduo gydantis. Čia prasideda upė Balšaja Ungutka.
Viena seniausių šio kaimo gyventojų, Ieva Ivanova, papasakojo, kad nuo 1948 metų kaime gyveno 100 lietuvių. Juos čia atvežė vežimais, vienus apgyvendino rusų šeimose, kitus daržinėse. Pirmais metais lietuviai labai šalo, vėliau daržinės apkalė lentomis, daug lietuvių mirė nuo šalčio ir ligų. Senutė prisiminė Kazio Bagdono pavardę. Jo šeima gyveno pas ją. Šeimoje buvo 5 žmonės, Bagdonienė buvo siuvėja. Greitai mirė. Kazys Bagdonas išvažiavo gyventi į Lietuvą. Išsivežė ir žmonos palaikus. Novo Aleksejevkos kapinėse 20 lietuviškų kapų. Kapinės miške, niekas jų neprižiūri. Vykstame į Narvą. Beje, šią gyvenvietę dar caro laikais įkūrė estai, gavę čia žemės. Todėl kaimą ir pavadino Estijos miesto Narvos vardu. Kelias vingiavo tarp miškais apaugusių kalvų, gyvenvietė įsikūrusi apie 100 km į pietryčius nuo Krasnojarsko, abiejuose Manos upės krantuose. Narvoje suradome lietuvę tremtinę Danilaitę Danutę iš Varėnos rajono Naškūnų kaimo. Dabar į Belianiną, turi sūnų vairuotoją ir dukrą prekybininkę, baigusią technikumą. Vaikai sukūrė šeimas, gyvena atskirai, bet taip pat Narvoje. Lietuvoje Danutė paskutinį kartą lankėsi 1985 metais. Dabar nuvažiuoti brangu. Vyras Georgijus Belianinas, vairuotojas, bedarbis. Danutė čia su 2 broliais, 2 seserimis ir tėvais atvežė 1948-aisiais. Brolis Zigma dar anksčiau buvo išvežę į Varkutos lagerį. Kaip ir visi tremtiniai, Danutė gyveno sunkiai. Tėvas Jonas Danila buvo stalius ir batsiuvys, taip užsidirbdavo maistui. 7 metų Danutė pradėjo lankyti Novo Aleksejevkos pradžios mokyklą, vėliau mokėsi Narvos vidurinėje. Danutė prisiminė, jog Novo Aleksejevkoje gyveno 15 lietuvių šeimų. Visi dirbo miškuose. Į darbą eidavo pėsti 6-7 kilometrus, nes nebuvo kelių. Iškirtus miškus kaimas ėmė tuštėti. Kai buvo leista, daugumas lietuvių išvažiavo į tėvynę. Danutės tėvas mirė 61-aisiais, palaidotas Novo Aleksejevkos kapinėse. Motina išvyko į Lietuvą, išvyko ir visi Danutės broliai ir seserys. Sibire liko ji viena. Tremtiniai buvo išbarstyti po daugelį kaimų. Anastasinas Kolbos upės dešiniajame krante. Kolbo Manos kairysis intakas. Čia 1948 m. birželio 18 buvo atitremtos 45 šeimos iš Lietuvos. Mokytojai, inžinieriai, studentai, ūkininkai. Jie kirto mišką. Deja, lietuvių tremtinių pėdsakų čia neliko net kapinėse. Sajanų priekalniuose, prie 2 upelių Stepnoj ir Tajožnoj Badžėjaus santakos, įsikūrusi gyvenvietė Oriešnoje. Čia taip pat buvo atitremta iš Kupiškio, Anykščių, Trakų, Vilniaus miesto ir rajonų 75 šeimos. Tremtiniai kirto mišką, tiesė geležinkelį, vežė ir plukdė rąstus. Sajanų priekalniuose, prie Manos ir Badžėjaus santakos esančiame Pimijos kaime, gyveno 320 lietuvių tremtinių.
Čia su tėvais buvo atitremtas ir dabartinis Kauno technologijos universiteto fundamentaliųjų mokslų fakulteto dekanas profesorius Vidmantas Pekarskas ir to paties fakulteto prodekanas docentas Rimgaudas Brazdžiūnas. Su buvusiais tremtiniais pokalbis Kaune. Nuvežė mus į ne pačią Pimiją, bet už jos, už 5 kilometrų į Medvežiją. Tuo metu ten buvo arklydės, į tas arklydės mus visus ir patalpino. Vasarą praktiškai mes ten ir gyvenome. Žinoma, vyresnios kartos žmonės, tėvai mūsų, jie geriau prisimintų tas vietas, bet gaila, kad jų jau vis mažėja ir reikėtų, kaip įmanoma, geriau galbūt ir greičiau užfiksuoti jų prisiminimus. O paskui jau į rudenį, į žiemos pusę iškėlė mus gyventi į barakus. Barakė gyvenome vienam mažyčiam kambariukė, maždaug kaip šitas mano kabinetas, 3 šeimos, miegojame ant narų. Mes vienu metu patekom, galbūt, pirmas toks įspūdis, kiek pamenu, tai Kamarčiagą gal. tą siaubingą naktį, kada traukinys sustojo, atsidarė vagono durys ir visiems liepė įsikraustyti iš tų vagonų. O lietus siaubingas, o lyja. Nu ir tą naktį turėjom praleisti prie geležinkelio ir tik sekančią jau dieną, kas su arkliais, kas su sunkvežimiais, buvom atgabenti į Pimiją. Ko tėvai jūsų užsiminėja? Na, jūs ėjote mokyklą kaip augo. Oi, tėvai dirbo įvairius darbus miškų ūkyje paprastai. Pjovė medžius, skaldė malkas, nes garvežiukai buvo kūrenami malkomis, vienu žodžiu. Dirbo labai sunkius darbus. Iš pradžių ypatingai tik atvežtieji labai sunkiai dirbo, į nieko praktiškai neuždirbo, teko toliai į tą mišką pėsčiomis eiti, prie laužo nakvoti, nepareiti į namus po savaitę. Vienu žodžiu buvo labai nelengva. Paskui jie irgi dirbo sunkius darbus, bet žinoma, lietuvis negali neįsigyventi. Lietuviai turbūt galima ir ant tuščios vietos jis gali įsikurti. Pradėjo auginti ir paršiukus, ir turėjo karvės, ir šienaudavo, ir pačią pirmą vasarą jau atvežus lietuviai pirko bulvių šiek tiek iš vietinių gyventojų, kasė, sodino, kasė kas su kastuvais, kas su lenta, rovė kelmus, nes laisvų žemių nebuvo, bet jau sodino ir stengėsi įsikurti. O po to maždaug po 2-3 metų ta vidutinė grandis vadovaujanti labai daug kas pasidarė lietuviai, nes buvo daug atvežtų studentų, kurie žinoma iš pradžių dirbo tokius pačius sunkius darbus, ten plukdė tą mišką, vežė ir taip toliau, o paskui tapo ten brigadininkai, sandėlininkai, kas ten dar tokie meistrai, buhalteriai kontoroj. Pagrindinė grandis pasidarė tokia vidutinė grandis vadovaujanti lietuviai. Daug buvo. Į vieną didesnių lietuvių tremties vietų Balšoj Unguta kelionė pėsčiomis. Netoliese buvęs tremtinių kaimas Patsobnoje, dabar čia tik jo liekanos. Kelias vingiavo mišku, Manos upės slėniu. Balšoj Ungutas sena tremtinių gyvenvietė. Pirmuosius Užbaikalės ūkininkus atitrėmė dar 1930–33 sovietinės kolektyvizacijos, teroro ir bado metais. Lietuvių čia buvo atitremta daugiau kaip 200. Gyvenvietėje tebėra kelios parduotuvės, vidurinė mokykla, selsovietas, paštas, kepykla.
kaip miškų pramonės centras, dabar Balšoj Ungutas Merdi. Čia gyvena dar užsilikęs tremtinys Valentinas Davidonis, kuris atvežė grupę į netoliese esantį Malai Ungutą. Malai Ungutė gyvena Valentino tėvas Pranas Davidonis, jam 76. Praną Davidonis su 7 žmonių šeima čia atvežė gyvuliniais vagonais, apgyvendino pirtyje, pradžioje jis tiesė kelius, po metų mirė Prano motina, palaidojo Malai Ungutė. Kai darbo nebeliko, žmonės persikėlė į kitus kaimus. Davidonis atvežė į Malai Ungutą. Jame jau gyveno daug lietuvių. Iš pradžių lietuvių šeimose buvo vien moteris, vyrai buvo lageriuose. Tuomet mišką kirto ir moteris. Malai Ungutė mirė Prano tėvas, vėliau ir žmona, vedė ukrainietė, susilaukė dar 4 vaikų, dabar Pranas 7 vaikų tėvas. Malai Ungutė sutiko ir kitą lietuvį Juozą Zalagaitį. Jo gimtinė Vilkaviškio rajone, Mažučių kaimas. Kai išvežė Zalagaičių šeimą, jo namuose nebuvo, slapstėsi. Į Sibirą atvažiavo pats, po metų. Žmona jau mirusi, Juozas gyvena pas dukrą Dalę. Čia gyvena ir kita jo duktė Laimutė Zinkevičienė. Jos vyras Lenkas. Zalagaičiui 84. Jis sakė esąs seniausias kaimo gyventojas. Juozas Zalagaitis 1992 išvyko į Lietuvą. Gyveno ten 3 metus, bet nebepritapo, vėl grįžo į Sibirą. Pažintis Sibire plėtėsi. Verkhnėje Bazaichoje susipažinome su Edvardu Aksinavičiumi nuo Šėtos. Jis irgi buvo grįžęs į Lietuvą, tačiau negalėjo prisiregistruoti ir pasirinko savanorišką tremtį Sibire. Edvardas prižiūri Korbiko kapines, jos tvarkingiausios iš aplankytų. Taip Sibiro platybėse išsibarstė tūkstančiai mūsų tautiečių. Apie daugelį jų byloja tik tai kryžiai. Juose jų skausmas, stiprybė ir viltis. Iš ošiančių pušynų išvežti dzūkai statė mažus, bet gražiai išpuoštus kryželius. Aukštaičių kryžiai Sibire aukšti ir liekni. Žemaičiai savo tvirtą būdą rodė statydami medinius tvirtus kryžius su kukliais ornamentais. Laikas negailestingai naikina tremties pėdsakus svetimoje žemėje. Surinkti, ką galima, užrašyti ir pateikti visuomeniai visų mūsų pareiga.